norėjau pakalbėti apie tikėjimą ir, kaip sakyti, dabar žmogus yra sutvertas turėti energiją. Kad būtų charizmatiškas, turėti energiją. Tai viską suteikia Dievas. Jeigu mes tikėsim, kalbėsim, lankysim bažnyčią, kalbėsim maldas, bent turėsim ryšį su aukščiausiuoju, tai turėsim ir gerą sveikatą ir energiją. Taip pat reikia ir iš savęs pasirūpinti, daugiau judėti, turėti gerų emocijų, būti linksmam, pozityviam, turėti gerą charakterį ir, kaip sakyti, stengtis ir Dievas padės. Ir taip pat, o kad karmą išsivalyti, tai mes kalbame maldas tikintieji namuose ir ar bažnyčią nueiname, išsivalome taip pat gerai karmą, nes tenai atgailaujame už savo nuodėmes, kad turėti tyrą sielą, atgailaujame už nuodėmes, prieinam išpažinti ir taip išsivalom savo karmą. Galim ją išsivalyti ir namuose, kalbėdami taip pat rožinį, kaip sakyti, kitų tikėjimų, tai būdos kalba ten karolius tokius, mes kalbam rožinį išsivalyti, turėti ryšį su aukščiausiuoju, išsivalom savo karmą. O kai žmogus amžinąjį gyvenimą turės, kai jis bus charizmatiškas, energingas, taip pat energija, paskui gyvybės energija ir ryšys su aukščiausiuoju ir turės amžinąjį gyvenimą, nemirtingumo gyvenimą. Kaip sakyti, dabar, kaip būdos mokytojai kiti sako, kad į bažnyčią einant nebūsi laimingas, gyvenimas nesikeičia, daug žmonių kitiems žmonėms nesikeičia, nebūna laimingi. Mes einam į bažnyčią, į sakralinę vietą, kad padėkoti Dievui už visas suteiktas mums gyvenime dovanas, ypač už sielos vertybės, moralinės vertybės, dvasinės vertybės, ne vien už materialinės vertybės, už dvasinės vertybės, kad išauklėjom gerus vaikus, už visas dvasinės vertybės padėkoti einam ir einam taip pat išsivalyti savo sielą, išpažinti nuo nuodėmių, atgailaujame, prisipažįstam nuodėmes, atgailaujam, taip išgryninam, ištyrinam savo sielą. Ir dėl to einam, ir sakralinė vieta ne vien dėl to, kad būt laimingas ar nelaimingas. Tai suteikia palaiminimą kunigai ir būname linksmi, energingi, ir sveikata gera, ir be šito ryšio su aukščiausiuoju, tai, kaip sakyti, niekas nepajudės į priekį, mūsų dvasinės vertybės jos netobulės ir galim būti geri ar gerus darbus daryti, bet be ryšio su Dievu nieko gyvenime nebus vertingo. Ačiū už dėmesį, tą norėjau pasakyti, linkiu gražios, geros dienos ir pasilikit su Dievu.